ką, sveiki gyvi, toks progresas, 3 sluoksniai poliuretaninių dažų. Aišku, toks pastebėjimas, va, kažkokie mašalai pasišiltusi manį. Esminis dalykas, čia yra 3 sluoksniai poliuretaninių dažų. Naudojau pagal atskietimą, bet kada sienos yra tokios biskį pakramtymų turinčios, 3 sluoksnių nusprendžiau tirščiau, kad šiek tiek maskuotųsi tie tokie nelygumai. Net dabar padirbės priejau išvados, kad tokiom senom sienom gal ir neblogai būtų vadinami šitie bedliner dangos, tokie kaip ten body ar panašiai, nes jos su jom gali didesnę struktūrą pasidaryti. Bet čia kaip išdžius dabar va kūrenu su raketa, tai sekančią arba dar kažkuria dieną užnešim moliu, tuo sakau moliu, kisielium, pleivele ir vėl kisieliu. Nu, arba kisielium ir pleivele, o tik tai prieš pasileidinėjant užnešiu kisieliu. Tai va, šiam video tiek toks progresas, išsidažym kameros sienas, nėra idealiausias, nėra gražiausias. Darbas prieš tai buvo lengvai epoksidų nueita, kadangi epoksidas tamsus, tas tamsesnis, o balta, žinot, spalva su dengimu, jinai tokia, tai biskį tokį zebriuką turim, bet daugiau dažų neturėjau, būčiau dar vieną sluoksnį įkreitęs. Tai va, šiam video tiek, dėkui, peace out.